Sveiki gyvi. Vėlyvas rytas šiandien jau man. Bet jau kažką nuveikiau ir pamiršau nupaveiksluoti, tai labai atsiprašau dėl to. Daug šiandien kažkaip pasiilgusių žmonių skambina labai, tai labai bendravau su žemė. Tai žodžiu, ką nuveikiau, atvežė Džimas man kompasą ir buvo nulūžus jo galinė dalis, va šita va išlūžus iš tų vietų abiejų, tai paprašė suklijuoti. Tai ir suklijau, viskas dabar veikia puikiai. Sakė, dar jam kažkas čia dar negerai, tai sakė pats pasiremontuos, bet man nespėjo pasakyti, nes buvau ant telefoninių pokalbių. Suklijau elementariai su superglue klijais. O kaip jisai būtų daręs, aš nežinau, bet kažką šnekėjo apie epoksidą, tai kažin ar čia būtų labai pavykę prieiti, nes ten labai giliai ten reikėjo kišti tą snapelį superglue ir čiut pasiekiau aš ten, bet rezultate pavyko, viskas laikosi, niekas nepasidarė blogiau, tik tai geriau. Tai dabar gal šitas jo pirkėjas bus labiau patenkintas. Žiūrėkit, kokį sneksit ir skanių. Džiovintą mach jau vakar valgiau, bet šiandien dar skanesnė, bent jau man. Tai naisiu nusimsiu visą, nusikabinsiu, susidėsiu į maišelį, sandariai uždarys ir į šaldytuvą. Kadangi laukia apsiniaukia, nėra tiek daug saulės, tai nusprendžiau, gal reikia padrožti laivo dugną. Drožiau paskutinį kartą šį prieš kokią gal, bet nedaug, vaterlinija, tik tai nes jau labai buvo žabangais apaugę ir iš valties drožiau. Kiek ranką pasiekė, tai tiek. Tai dabar sugalvojau, kad reikia panerti ir nusidrožti daugiau. Persinkaravom, prieš tai ten stovėjom, anoj pusiai, o dabar persikraustėm į šitą. Ne dėl to, kad super, kad tiesiog ten labai daug žmonių, mes norim privatumą su džimu, pavyzdžiui. Žiauriai gražus vanduo, gilis 2 metrai. Tai kai kelsiu jūs į vandenį, pamatysit, kiek nuo kylio iki... Ne, čia realiai gal daugiau, kokie 2,40 m. Pamatysit, kiek nuo kylio iki dugno yra vietos, ne per daugiausiai. Tai deduos lastus, imu špaklentę ir neriu.
Nusipirkam biškį gerybių. Nesakysiu iš kur, bet va. Šitas nuo seno buvo pirktas veikėjas. Tai mes jį dabar dėsim verdų puodą. Įdėsiu, išvirsim, pasidarysim vakarienę į salotų 8 koją. Tai Džimas atsiveš žalumynų, aš išvirsiu 8 koją, apkepsim ant griliaus. Šitą visai šviežis. Tai gavom iš žvejų šitą, žodžiu, čia kokie virš 2 kilogramai, čiut ne 3 gal kokie būtų. Tai po 2 kartam, tai sakė, Džimas iš pusės karpačio padarys, o kitą pusę arba rūkysim, arba kepsim, žiūrėsim. Nudarojau aš viską ir dabar dar kartą šiandien persinkaruosim, nes vieną kartą jau persinkaravom iš ryto, tai dabar grįžinėsim atgal į tą vietą, laivų apmažėjo, bet čia labai kažkaip sup pradėjo. Tai, man atrodo, 10 minučių bėgiui kursim špyžius ir varysim atgal. Tai va, tokios naujienos mūsų krašte. Vanduo verda. Žyptelsim žiupsnį druskos gerą. Kadangi verda jau, galim dėti aukštinkojį. Vienas, kaip mokinau, atsimena, susirėti. Tuoj užvirs vanduo. Aš nežinau, ar čia ritualas toksai, ar čia tai būtina daryti, bet visur rašo, kad tipo reikia taip daryti. Užvirė, antras. Aha, dar kartą užvirs ir paliksiu jau viduj. Šį kartą nudorojau ir su druska nutryniau dar. Aišku, jį išmušiau su pagaliu. Gail, kad pamiršta šis pasimti visą procesą. Bet kitą sykį pagausiu aukštinkojį, prižadu, kad pasimsiu jis irgi visą procesą. Ir viskas, jisai dabar lieka virti. Valandą laiko užstatom ant viryklės. Kad čia tipo valandą laiko mes su juo žaisim. Oi, kad aš pavariu. Valandą laiko. Ir sumažinsim temperatūrą, kai jau užvirs. Tikiuosi neišsilaistis čia man beplaukiant. Taip, op, nu. Tai žodžiu, uždėsiu ant vienetuką, tegul pliurpsi valandėlę. Ant elektros valandą, įsivaizduojat, kokia prabanga. O žuvį pasidedam į šaldytuvą. Na, pažiūrėkit, koks gražuolis, 62 pėdų katamaranas. Oho. Į šitą turbūt galėtų sutilpti kokie, nežinau, 14 turbūt žmonių. Nes ten krūva vietos viduje, 3 aukštai, čiut ne 4. Tai patys žinot, kad su nuolaidos kodu Sailing Luka galit gauti 100 € nuolaidą užsisakant Dream Yacht Charter katamaranus per nautica.lt. Galit rasti visą informaciją, tai yra linką į svetainę mūsų aprašyme. Tai gali turėti nuostabius atostogas prie šitokią vandens va. Aišku, Džimo jau nebebus, manis irgi, bet greičiausiai nesuspėsit. Bet ir be mūsų čia ir ką veikti. Galim panardyti, pavaikščiot po tas salas. Puikų laiką gali turėti. Tai suspaudėliokit nautica.lt ir suveskit Sailing Luka. Turėsit geresnę kainą. GoPro objektyvus nuskrido. Nupuvo ten viskas supuvo, išpuvo, bet pabandysiu aš suklijuoti, aišku, negi tada imsiu ir išmėsiu gerą daiktą. Prilipdysiu, prikibdysiu, gal bus viskas gerai. Ruošiam toliau aukštinkojį. Pataisiu padažą su česnako aliejum ir
oregano prieskoniais. Šitas balabaika jau išvirė, dabar aš jį supjaustysiu ir sudėsiu į indelį, kad pasimarinuotų biškį. Kol išsikurins grilis, tada dėsim ant grilio, skrudinam ir pjaustam į salotas. Nu, meldžiat, kaip čia pjaustas, nieko čia įspūdinga, bet tuos čiuptuvus nupjaustau, kad būtų po vieną jie, sudėsim į indą. Galvą aš irgi valgau, man skanu, kiti nevalgo. Per bjaurų tipo. Man tai labai gerai. Suinė viskas. Užmėsim dabar tuo padažioką. Aš čia perliuojuosi pašaukštelį. Kažkam matomai labai česnakas patinka. Išmaskatuosim irgi savo būdu. Ir viskas, paliekam tegul biškis, ten prisigeria visokių tų kvapų. Sukrojau aukštinkojai. Dabar pakeps kokias 5 minutės, pavartysiu aš jį, apskrus. Ir lauksim džimo su salotom. Tada sukrausim viską į vieną bliūdą, išmakaluosim ir valgysim labai skaniai. Einu bulvių žiūrėti, apie jos jau užvyro. Mr. Chef is came here, doing his job. Try to taste it. I can see that it's very tender already. It's very tender and it's absolutely no slime. So it's good? Yeah. Čirška bulvekai. Dar saladas. Nežinau, kaip ponai valgysim čia. Va, kokį karpačio mes čia turim su bulvom. Nu įdomu, kaip čia valgysim. Atrodo labai skaniai. Kaip bus? Pasakysiu. Turėčiau nenumirti iki rytojaus. Valgom iš namus lėkštės. Kaip priklauso romantiškai, va. Ir visokių skonių čia gali jausti, ir čili, ir manga, ir žuvies. Oi, neklauskit. Na ir dabar pagrindinis patiekalas po starteliuką. Valgom pagrindinį salotą su aukštinkoju ir bulvėm. Sakė skanu ir dar padarė džimas majonezą su čili pipinais pasimakaluot bulvę. Nu, seilės rankas einu valgyti. Vakarienė baigta. Po lietus ateina galankas. Džimas išvažiuoja. Good night, Jim. Good night. Dar kartą norėjau padėkoti, kurie žiūri, kurie remia, kuriem patinka mūsų turinys. Kol kas atsiprašau, galiu daryti tik tai tokius video, nes pagrindinė režisierė yra išvykus. Tai Lukos nepamatysite dar tokį 20 dienų, 30. Tai būsiu tik aš vienas, arba aš ir Džimas. Ir tai Džimas palieka Karibus 25 dieną, tai jau porą savaičių, tai realiai mes išsiskirsim po kokių 6 dienų, jeigu ne greičiau. Tai va, tokias naujienas. Gerą vakarą visiems, susitiksim kažkada, jeigu susiremontuosiu.